Aš esu Žilvinas Pekarskas, portalo redaktorius. Aš esu Tomas Balžekas, 15 min vadovas. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir net kiekvieną minutę jūs užplūsta daugybė naujienų, daugybė žinių, tarsi skruzdėlių. Kurios iš jų aktualiausios, kurios iš jų svarbiausios, iš tikrųjų labai sunku apsispręsti ir kartais tam tiesiog nėra laiko. Todėl 15 minučių portale pačias svarbiausias, pačias aktualiausias naujienas mes sudėjome į vieną ilgą pirmąjį puslapį. Naujienų nuo šiol nereikia ieškoti, jos pačios pas tave atkeliaus. Ir ne bet kaip, o gyvai, ryškiai ir paprastai. Mums kaip ir tau labai svarbu, kad ši mišrainė būtų visada šviežia, tad naujienas mes atnaujinsime ne rečiau kaip kas 15 minučių. Jei jūs domina konkrečios temos, jas patogiai galite rasti pagrindinio puslapio viršuje ir įsirūšiuoti savo naujienas taip, kaip jums patinka. Kad pasijustum tikrų įvykių dalyvių, mes sukūrėme vaizdingas fotogalerijas. Keliauk jomis ir pats prisidėk jas kuriant. Sakoma, kad grįžus atgal gali nepasisekti, taigi mes nenaudojame mygtuko back. Perskaičius straipsnį, tau nebereikia grįžti atgal pirmąjį puslapį. Jį gali rasti pasibaigus straipsnį. Visada keliauk tik pirmin. Jeigu nenorite naujienų, nieko baisaus. Žvilgtelėkite į dešinę pusę ir čia rasite visą virtinę konkursų, žaidimų, blogų, komentarų ir netgi patarimų, kurie jau ne vienam padėjo gyventi įdomiau ir laimingiau. Jei norite dalyvauti, spauskite čia. Mes padėsime jums suplanuoti savo dieną. Šiam tikslui savo puslapyje įkūrime išsame ir patogią orų prognozę. Taip pat bus ir kasdieniai horoskopai. Juos rašys mūsų skaitytojų pripažinta astrologė Valdemara. Taigi, jeigu pučia stiprus vėjas, darbe laukite didelių nemalonumų. Tačiau iškelkite burę ir viskas susitvarkys savaime. O jeigu vakarus mėgstate leisti prie TV ekranų, nuo šiol TV programa visuomet šalia. Žinoma, portale 15 min LT. Na, o pats geriausias jūsų atlygis – dalykiška, kritiška pastaba ir galbūt netgi pagirimas. Užpildykite mūsų anketą. Išbandyk ir įvertink. Užeikite.